Na, labai aš trumpai pabandysiu apžvelgti, kas atsitiko čia užvakar. Tai diena prasidėjo super, nes pirmą kartą miegojau palapiniai puikiai, viskas džiugino, jau galvojau, kad įvyko tas lūžis, kada, nu, ir psichologiškai, ir fiziškai, nu, viskas puikiai, nes dar nebuvo tokios dienos, kad jo. Na ir batai kiti, ir eiti su jais žymiai lengviau, paprasčiau ir panašiai. Tai pirmą kartą vertau kelią, nusibalnojau, tai, nu, okei, sutvarkiau pirmin. Ir tiesiog takas sukasi, labai gražus vaizdas, sakau, reikia nufotkinti, kojos susipynė, lasda trekingo tarp kojų dar. Nu ir, žinot, tai vat, pist ir guli iš karto. Ir dar uola kyla į viršų, jinai žemė, atrodė, kad buvo ten dirvožėmis ir panašiai, bet ten apačia buvo uola, tokia labai, aplamai čia akmenys yra labai abrazyvūs, ir tiesiog nutryniau, nugremžiau odą su audiniais ir panašiai. Tai priimau sprendimą eiti, kad į priekį. Už kokių 3 km buvo vandens paėmimo vieta, ten turėjo būti kitų žygeivių, iš paskos pasivijo amerikietė. Kitoj pusėje kalno buvo jau ryšys, tai paskambino 911, atsiuntė sraigtą. Po kelių minučių atvažiavo ir su automobiliu gelbėtojas. Jų vienas iš vadų, tai sraigto jau kaip ir nebereikėjo, jisai išskrido, nuvežė mane iki medikų, medikai iki ligoninės. Nu va, ir taip, tai žodžiu, viskas okei, gyja, dar, nu, tikrai palauksim kokios 4-5 dienas, kad įsitikinti kad viskas okei. Na ir toliau į taką, į priekį. Na ką, akinius užsidėjau, tai visai kaip naujas, ne? Žantuko biškiai matosi. Jo, tai žodžiu, antrą dieną jau nebesisėdi, tai net ir pradėjau jausti tokį nemalonų jausmą čia klube. Prie klubo jo dešinio, tai išėjau pasivaikščiot, dingo visai tie vat, jausmai tokie nemalonus. Tai va, žodžiu, žaizda pati, tai jinai tokia, apdžiūvus, traukiasi, viskas neblogai, aišku, ten 3 dienas šlapiavo nemažai, tai žodžiu, toks labai storas šašas gaunasi ir žodžiu, toks, bet žodžiu, už kelių dienų 5, o tai dabar liko kokios 3-5 dienas nuims, žodžiu, išims siūlus ir žiūrėsimės, jo, tai tikiuosi iki savaitės laiko ir grįžti atgal. Iki. Sveikučiai, šiandien yra gegužės 23 diena ir aš po 9 dienų, po traumas, pradedu tęsti Pacific Crest Trail taką. Žodžiu, trauma įvyko gegužės 13, tai 9 dienos tokio gydymo, žodžiu, ir, kaip sako amerikiečiai, back on trail, jo, grįžtu į taką, tai labai tikėjausi, kad po savaitės, nes, sakėm, 5 dieną, 5-6 bus galima išimti siūlus, bet, išėmėm siūlus 6 dieną, bet buvo šiek tiek
giliau ta žaizda nelabai tokia graži buvo, žodžiu, Tai va, tai nutariau, kad viena ar 2 dienas, kai tavo visas žygis yra vos ne pusę metų, nieko nepakeis, tai ar 7 dienas, ar 9 dienas, jo, tai 10 dieną vat, startavau vėl, tiesa, ne nuo tos vietos, kur mane paėmė gelbėtojai, nes ten yra labai blogas kelias, gelbėtojų džipam ir sraigtasparniui, tai ten viskas ok, bet, lengvam automobiliui, tai yra, toks, ten koks 3 km ar netgi daugiau trenktis tokių žvyrkelių išplautų, išgadintų. Tai aš dabar pradėjau nuo Paradise Valley Cafe, žodžiu, tai yra plentas, asfaltuotas, kerta taką. Tai va, tai žodžiu, o mane paėmė gelbėtojai iš 204 kilometro. Taigi, čia maždaug, grubiai labai taip apie 50 kilometrų šiek tiek vat į priekį. Tai va, tai žodžiu, tikrai buvo pirmą gerą pusvalandį, valandą jaudulio ir gaudinausi ir ja. Bet, jo, iš tikrųjų, lietuvių pora, kur panašiai jau dabar turbūt mėnesio priekyje, nuo manęs tikrai, sakė, dabar tikrai matysi kurį laiką labai gerus, gražius vaizdus, nes, kylu į kalną, dabar turėčiau po 2 arba 3 dienų, žiūrėsim, kaip čia man seksis pasiekti Idlewild miestuką, šalia San Jacinto kalnas. Tai yra apie 3 maždaug kilometro virš jūros lygio. Bandysiu, aišku, jį, nors takas eina šalia visai, ne per kalną, bet yra takas, žodžiu, į kalną, be abejo, ir paskui jisai nusileidžia ir vėl susijungia su Pacific Crest Trail. Tai greičiausiai tako biškelį išsimes, bet, pakilsiu, tikiuosi, į San Jacinto kalną. Tai vat ir visas lygis virš jūros lygio kyla į viršų, ir čia jau bus daugiau ir miškų, ir medžių, ir ne tik uolų ir krūmynų, žodžiu. Tai labai tikiuosi, kuo greičiau pamatyti tuos, medžius, nes, žinot, lietuvis esu, miškininkas, tai man labai patinka žaluma, sodri ir spygliuočiai, pušys, jų ošimas. Tai, žodžiu, labai nekantrauju, bet save stabdau, kad, nereikia čia po 9 dienų, nors ir sportavau, ir vaikščiau daug, nereikia čia užsiplėšti. Jo, nes buvo planas vieną dieną 23 km, kitą dieną 23 km ir tada iš karto į San Jacinto kalną. Tai bet aš tai pagalvoju, kad gal biškelį per daug bus, bet ir pradėjau šiandien labai vėlai, prieš 11, be 20 panašiai, be 15-11. Tai šiandien jau tikrai greičiausiai nebenueisiu ten tų 24 gal 2 kilometrų.
Na ir kas? Viskas okei. Tai va, tai iš tikrųjų tie vaizdai tokie. Vaizdai tokie, dideli akmenys. Tai takas, tarp kitko, labai pasisekė. Pati pradžia mano, dabar esu nuėjęs gal kokius 4, gal 5 jau kilometrus nuo plento. Tai takas labai dėkingas, toksai žvyriukas, žemės, akmenų praktiškai nėra. Tai tikrai galima eiti šiek tiek drąsiau. Ne tai, kad sakyčiau greičiau, bet drąsiau, žymiai drąsiau. Tai va. Wow. Pradėjau šiandien eiti, buvo 1500 km virš jūros lygio, dabar yra virš 2000. Tai visą laiką lipau, aš galvoju, pradžiai tas skirtumas aukščio toks nebuvo didelis ir vietom net atrodė, kad einu tiesiog nekylu visai, bet po kelių valandų ėjimo, tai iš tikrųjų ganėtinai pavargau per kokias 4-5 valandas. Ir galvoju, kas čia, negi čia ta pirma diena po pertraukos, po traumos gydymosi. Bet iš tikrųjų čia greičiausiai, aišku, ir tas darbas 9 dienų be tako irgi, manau, turi įtakos, bet ir tiesiog kopiau ir dar liko kokie 4 kilometrai, žodžiu, ir dar bus čia kopimo. Panašiai, jeigu bus laisva poilsiavietė, kur galiu pastatyti palapinę, tai bus beveik jau 2 km 100 metrų virš jūros lygio. Pirma diena po atostogų. Tokia, žodžiu. Bet tokie vaizdai, atpirko viską. Wow.
pat ryto iki dabar, vat 12 yra, leidusi nuo, va tai tenais, vat kur tie medžiai yra aukšti dar likučiai, jie baigėsi. Tas miškelis ir leidusi. Labai buvo nepatogu iš tikrųjų ir akmenys, ir labai staigus tas leidimasis. Ir dabar kilsiu iki rytojaus pietų, ko gero. Jo, pastoviai bus kilimas. Žodžiu, gerokai virš 2 kilometrų. Jo, tai netoli bus San Jacinto kalnas. Šiandien yra pakankamai tokie iššūkiai su vandeniu. Jo yra maždaug kas 10 km, čia viskas ok, bet takas eina kažkai viršūnėm, tik kalnų, o suprantama, vanduo šiek tiek žemiau, tai yra tokie gan status nusileidimai. Tai va, tai žodžiu dabar einu vandens, žodžiu, ir palikau čia, vat, kiti žygeiviai patarė tiesiog palikti visą tai, kas yra sunku kuprinėj. Na, tai maistas, ten drabužiai ir panašus dalykai. Tai dabar yra kuprinė lengvutė ir kad tokia kuprinė būtų visą žygį. Norėčiau, iš tikrųjų norėčiau. Tai va, tai žodžiu, leidžiusi žemyn, čia maždaug gal koks kilometras, gal net nežinau iš tikrųjų, bet tikrai staigus nusileidimas, tai tiesiog teks prakaituoti lipant į viršų. Bet tai šiandien visą dieną prakaituoju lipant į viršų. Jo, tai bet kiti žygėjai sakė, labai graži vieta, daug gėlių ir panašiai. Tai žodžiu, laukiu, nesulaukiu. Taip, iš tikrųjų pasiekiau šaltinio vietą. Nuostabi tokia vieta ir aišku, čia priėjimas gan sudėtingas yra. Taku, vat, jisai ir bėga tolyn, bet iš tikrųjų iš karto ir čia kažkokie serbentai lygtais pagal lapus formą, ir gėlių žymiai daugiau aplinkui, ir bitės, ir aplamai vabzdžiai malasi, ir kolibriai, kiti paukščiai. Žodžiu, tai va, o šaltinis yra įrėmėtis va į tokį, kad būtų galima lengviau pasisemti. Ir viskas. Ir tiesiog jisai vat bėga savo po truputėlį. Tai baigiu prisifiltruoti ir žodžiu, pailsėti biškelį ir kiliusi į viršų, nes vis tiek dar noriu šiandien paeiti šiek tiek, bent jau kokius 5-6 kilometrus. Tai
Wow. Atėjau vat ant to kalno, va čia matosi tokie medžio aukštesnių. Tai toksai kilometras dar gal pusantro kilometro už tų medžių. 2 gal kilai netgi. Ir lipau paskui žemyn. Ir vėl aukštyn, tai žodžiu. Šitom viršūnėm nusileidau žemyn apie kilometrą kokį panašiai. Kažkur va tenais. Vandens. Pakilau vėl. Ir dabar, na, kokie 500 metrų toksai labai geras takas. Tas kilimas labai toksai, na, lengvas kol kas. Tai iš tikrųjų tai galvojau padarysiu šiandien 22-3 kilometrus, kaip visada. Bet aš netkreipiu dėmesio, kad bus tik kilimas. Ir kilimas tikrai didelis. Ir tai, žodžiu, čia visi žygeiviai spjaudosi, juokiasi iš savęs, jo, žodžiu, kad čia mes 20 mylių darom čia, o čia, sako, 10 vos. Tai va, žodžiu, bet dar noriu apie 5,5 km pakilti, kad ir to būtų šiek tiek mažiau ėjimo. Tai va, o čia yra apačioj Palm Springs, jeigu neklystu. Tai vat, tai naktį iš tikrųjų turėtų būti geras vaizdas. Žiburiai miestą nuo kalnų. Jo, tai vat, tokios kelias. Žodžiu. Žingsniuojam tolyn. Jei lietuviai esantis priekyje sakė, na, tikrai laukia geri vaizdai. Tai kaip aš laukiau tokių medžių ir takas tarp medžių. Wow. Aišku, čia skardis. Jo, žodžiu, wow. Nu tiesiog. Yeah. Pagaliau. Yeah. Ten Palm Springsas apačioj. Yeah. Ta prasme, man pliki kalnai be medžių. Tai, na, tiesiog, gražu, okei. Bet, wow, čia yra kitas reikalas. Wow. Super.